Ir kad man rytoj į mokyklą ateitum su seneliu. Mokytoja, jūs norėjot gal pasakyti su tėvu? Ne, su seneliu. Aš jam noriu parodyti, kokias klaidas daro jo sūnus tavo namų darbuose. Kieta mokytoja, geras. Daktarė, gydytojau, gal gali pažiūrėti man kažkokius užpakalį, gerai, pažiūrėkit, ką. Nu, palaukit, pacientas, nu tai kasgi gali būti ant gero apskritai. Sako, jeigu žmogus gyvenime tikrai yra ko nors pasiekęs, tai jis turi puslapį ne Facebook'e, jis turi puslapį Wikipedijoje. Teisingai? O, taip. Senas toks anekdotas. Vyras sako žmonai, o gerai tiems, kurie gyvena namelį ant ratų. Nu ir ką, sako, ką nori pasakyti, keliauja kad daug? Ne, grįžta namo, va, ir tavo mamos nebėra. Mama yra, namų nebėra. Žiūrėk, spėk myslę. Mažas kamuliukas, raudonom akim, kampe smirdi. Kas? Ežiukas koks apsivėlęs pūkais. Brolis Facebook'e. O, geras, teisybė. Dar vienas. Mama, o, žiūrėk, mama, kokia beždžionė, geras. Palauk, prie bilietų kasos dar esam. Ai, zoologijos sodas. Gerai. Taip. Šiandien greito maisto restoranai švenčia kasmetinę pasaulinę aliejaus keitimo fritiūrinėse dieną. Taip, iššvenčiama vieną kartą per metus. Teisingai. Dar turi? Galiu dar, taip. Dar vieną šauk ir baigsim. Rinkiminis. Vakar žurnalistai atrado žmogų, kuriam išties padėjo darbo partija. Jis su jų didžiuliu reklaminiu tentu užsidengė prakiurusi stogą.